atplaukiam į uostą, kur sėsim į laivą ir plauksim nardyti. Sėsim į kažkokį tai laivelį. Ar tilpsim? Nu va, praplaukėm urvu kelis šimtus metrų. Buvo baisu, tamsu, gilu, bangos, kai kas galva daužėsi į viršų, po to vėl buvo labai lubos aukštos. Nu ir ką, išlindom tokioj labai uždaroj teritorijai. Iš visų pusių kalnai. Nu, įspūdinga. Aišku, žmonių daug. Na va, mes tokioje vietoje. Nu, įspūdinga. Jolita džiaugiasi ir bijo. Ir bijo. Čia sakau, kas ten užė, tai greičiausiai vanduo, nieks ten žmonių neužė. Taip, Vygintas tokį mažą pasidaręs pas save namuose. Tai stailas toks. Nu, čia mūsiškiai bando medį. Aišku, Jolita su Virginija, nu tai kas daugiau. Nu kas gali durniuoti, tik dvi va šitos. Virginija savo stichijai. Nu, Virginija iš 3 kartų nori ją numest. Iš 2 nepasisekė. Įsikibus laikosi. Bet ten šaka nepatikima ir šniūras įtrūkęs. Kažkaip Jolita nestabiliai. Labai nestabiliai. Jolita vandenį. Čia mūsų laivas. O čia laivo keleiviai.